Labą dieną, aš Vilkė Vaida, linkėjimai iš Vilkės ūkio, trumpas reportažas apie darbo pabaigą, kas pas mus vyksta. Čia yra sandėliukai, kur pakuojamos daržovės ir iš didelio sandėlio išsikraustėme į mažintą, kur dar pakuojamos kitos gėrybės, ne tik daržovės. Ir todėl, kad jisai remontuojamas ir ruošiama profesionali, pagal visus reikalavimus įrengta daržovių saugykla žiemai. O čia jau darbo pabaiga, va dar merginos tvarkosi. Parodysiu, kaip atrodo supakuoti krepšeliai. Va čia, konkrečiai čia yra leliuko krepšelis, jame cukinijos, bulvytės, morkytės, burokėliai, gabalas moliūgo, kopūstėlis, kalafijoras. Čia jau beveik supakuoti maži krepšeliai, juose dar rytoj dėsis įvairūs žalumynai, žalumynų asorti, porai, dar šis tas ir jau bus baigta. Čia yra kiti krepšeliai, truputį nepatogu, tenka dirbti per 2 aukštus, bet na, neturim kol kas vietos. Čia paruošti tomatilai rydienai dėsis į kažkokius krepšelius, matysim, kuriuos dar nežinom. O va čia žinot kas, čia geroji naujiena mūsų dovanojimą galima pasiimti. Tai nereiškia, kad gali atvažiuoti pasiimti bet kas, tai reiškia, kad pasiima kolektyvas, kažkam kažko trūksta, vat likučių visokiausių, neprekinių daržovių, liko vat svogūnų su laiškais, neprekinių obuoliukų, pomidorų, cukinijų, čia visokių dar vat tokių gėrybių, žalumynų kalnas, na truputį apsiskaičiavom ir per daug priskynėm, tai viskas aišku realizuojama ir suvalgoma. Tai va, darbo pabaiga. Rytoj pradedam 7, užbaigsim krepšelių montavimą, dėliojimą. Va, merginos dar dedasi vakarienė į gėrybės, aš irgi prie jų prisijungsiu. Iki.